Pradėsim antrą kovą. Ir čia susitinka brandaus jaunimo klubas, vietiniai Vilniečiai. Turi vieną palaikytoją. Ir Šveicarija iš... Keliuose miestuose jau žaidat? 4 tai tikrai. 4, dar per mažai. Dar nepralenkėt brigadas. Lenkiam. Tai Šveicarija iš Pasvalio, bet žaidžia tai Panevėžy, tai dar kur, Ukmergėj, Šiauliuose, Joniški. Tai 5, jau 5. Šiauliuose buvo? Neutrali tokia komanda. Visur. Šveicarijos palaiko modelį. Kur prilek? Ir mūsų vis yra svajonė Pasvaly padaryti žaidimą. Kažkaip reikės sėsti prie to. Taip, tai brandaus jaunimo klubą atstovauja Ramūnas ir Andrius, o Šveicarija Lina ir Andrius. Va, 2 Andriai. Pasižiūrėsim. Tai mums galėtų Ramūnas priminti, ką jisai gyvenime veikia, kur aš ten važiavau. Mes tokią įrangą pardavinėjom ir kartu mes esam kolegos. Ai, kolegos? Taip. Ir labai lengvai rasti mane visada. PS Baltika, ne? Matau, reklama yra. Taip. Susisieksim dėl atsiskaitimo už reklamą. O tai ką ten gaminate, jeigu nepaslaptis čia? Įvairią prekybinę įrangą. Įvairią smulkę prekybinę įrangą. Nu, bet gerai. Ir čia irgi, pavyzdžiui, yra kai kurių mūsų daiktų mūsų gamintų. O. Irgi čia net. Tai baram irgi? Taip. Pasaka. Taip. Tai Andrius turi ką nors pridurti, ką veik darbe? Jo rankomis yra ir gaminama. Jis yra vienas kečiausių frezuotojų Lietuvoje. Tikrai ne. Taip, jis yra prezidentas. Lietuvos prezidentas. Padarysim frezuotojų, ne... Kol kas, aš jam sakiau, svarbiausiai pirštus tu turėk visus, kadangi mygtukas bus, tai dar turi. Tai labai gerai. Išlaukė, kiek čia porą mėnesių, ne iki... Taip. Nuo Šveicarija. Andrius ir Lina, pasvaliečiai. Andrius, prisimenam, kai yra sūrininkas ir vis man netveš sūrę. Ba. O aš mėgstu sūrį, jeigu ką. Pieno produktų žmogus esu. O Lina yra mokyklos direktorė, labai geros, gražios mokyklos. Jau teko apsilankyti. 7. Vilnius prieš Pasvalį susikaus ir pasižiūrės, kurie šiandieną šiuose klausimuose yra kiečiausi. Ir mes 50-asis jubiliejinis žaidimas, jūs žaidžiate jubiliejinėme šio sezono žaidime. Pasižiūrėkime, kas pateks toliau, o kas lauks kito 4 mūsų sezono. Žinoma, pirmadienį reikia iškovoti dar ir bilietų. A, ne. Taip. A Šveicarija turi bilietų dar kitam sezonui? Ne. Nebeturim jau. Mes galim parduoti kokį vieną. Šveicarija turit? Turi. A, jo, nes vasario 16 žaidime jūs laimėjot bilietą. Sudalyvavote laimėt. Prašau. O brandaus jaunimo klubas, tai aš manau, tenais kalnai iš savo atsakomumo. Ai, ne kalns, 2 tik tai bilietukai. Tai jeigu reikės, aš nupirksiu. Baguot skoinsais? Laikau dabar savo, bet jeigu jau labai norėčiau daug kas, tai ką nepadarysi dėl komandos. Nu, tai ką? Tai pradėsim pirmąjį turiuką, 6 klausimai, 1 taškas už jūsų atsakymą. Klausimai neturi atsakymo variantų, tad ką žinot, tą žinot. Pabandykim išsidalinti taškus, arba kaip praeitą žaidimas parodė, sausai 0,5. Pažiūrėkime, nepasikartos. Tai pirmieji paspaudė mygtuką atsakys per 3 sekundės man. Pirmąjį atsakymą. Kokiu pavadinimu vadinama ši karštos versmės rūšis? Geizeris. Taip, geizeris. 1-0. Antrasis. Silicio dioksidas arba silicio oksidas. Stiklas. Ne. Vadinamas. Silikonas. Ne. Taip, kvarcas. Aš pasitaisiau stiklo kaip porūšis, sakykime. Taip. Tai 1-0 išlieka. Nežinau. Trečiasis. Kokia pavardė šio lietuvišką šaknis turinčio aktorio? Jason Sudeikis?
Taip, Sudeikis, Jasonas Sudeikis, 2-0. Tavo aktoriai. Ketvirtasis. Kuris miestas minimas šio dvaro pavadinime? Kaip? Užutrakis. Ne. Trys, dvi. Jau Viena? jie atsakė, taip? Jie neatsakė klaidingai. Tai atsakymo nėra? Ne. Čia jūsų kaimynai. Pakruoja dvaras. Neteko Pasvalio kaimynai, Pakruojas. Žiūrėkit, va tenai stažiets, kur apvažiuoji, po to aikštė, kurioje koncai vyksta. Ežero nėra. Nu, va, Ką padarysi? 2-0. Penktasis. Tai X vata. Koks žodis lepiasi po X? Stiklo vata. Ne stiklo. Kažkaip stiklas. O. Statybinė. Statybinė. Ne statybinė. Akmens vata oficialus yra pavadinimas. 2-0. Pasakiau stiklas. Taip, Rock Bull. Žinau, kad toks dalykas yra kaip akmens vata. Gerai. Žinai, ne? Ir paskutinysis. Tai jūrų Kriauklė. nekriauklė. Geldutė? Ne geldutė. Kaip mes aplink šukutės, tai yra šios formos ir matome valgomas dalykas, kuris yra dabar keptuvėje, kaip matot, kepamas aplink aliejus. Šukutės. 2-0. Va kaip mes čia pirmą turiuką. Sausai. Viskas per tą greitį. Taip. Na, antrasis turiukas jau su atsakymo variantais, tai čia išsidalinsim visus taškus ir vienas taškas už teisingą pasirinkimą, bet kaip visada, jeigu žinote be atsakymo variantų, spauskite, sakykite, jeigu teisingai gausite tašką ir neleisite konkurentam net pagalvoti. Tai pirmasis. Kuriame mieste gimė ir mokėsi muzikantas Gytis Paškevičius? Šiauliai. Taip, Šiauliuose 3-0. Va, net Vilniaus neminėjau. Antrasis. Kuriai biologiniai karalystiai priskiriamos aktinijos? Koralai? Ne, biologinės karalystės yra augalų, gyvūnų, grybų, protistų. Žiūrėk, čia turėtų būti kaip kirminės, gal arba protistai, arba augalai bus. Protistai. Prašau. Tai D. Spėjom. Ne protistų. Turit variantą? Galimybę spėti? Gal gyvūnai. Gal gyvūnai? Taip, tai yra gyvūnai, nors į gyvūnus visai ir nepanašus. 3-1. Pirmasis taškas. Tai užsikabinom. Gal. Gerai. Trečiasis. Kabinkit. Tai tradicinės vienos Kinijos provincijos fermentuotos daržovės. Koks jų pavadinimas? Dashi, mandu, miso, pao, sai, čai. Kaip tarėsi, reiktų... Spėk, bet ką? Reversija? Tai palauk, gal jį. Nu, kas skamba labiausiai? Kinietiškai. Nuspaudžiam. C, miso. Miso yra japonų pasta, ne iš vis net ne kinų. Nu, tai kada gali būti? Jūsų variantas. Dašį spėjom. Daši yra sultinysi žuvies ir jūros augalų. Du turbūt. Ar pao. Jis labai prastai perskaitė. Aha. Nu gerai, bandyk spėti. Mandu B. Mandų yra koldūnai. Tai sveikinu, taškas padovanotas Patsai. 3-2. Pasikvažiuoti. Tai va, susipažinom su kinų ir japonų maistu. Ketvirtasis. 98 pasaulio futbolo čempionatas vyko man valstybė. Prancūzijoje. Taip, tai yra Prancūzija. 4-2. Žinoma, paprancūzijai. Penktasis. Kokiu pavadinimu žinomas kampų matavimo prietaisas? Gal naudojat netgi, ne? Kampų matavimas, tai matlankis. Ne tas prietaisas, ne daiktas. Taip. Duot dar galimybę spėti. Anemometras, hygrometras, prismolitas, teodolitas.
Jūsų dabar jau eilė spėti. Aš žinau. Gal tai ir taip. Nu, vat galvoju, aš galvoju. Gal D spėjom, Teodolitas? Taip, tai yra Teodolitos ir 4-3. Ir šeštasis. Gvazdikinių šeimos augalų gentyje yra naktižiedė, kuri gali būti pavadinta ir kokiu kitu pavadinimu. Gaisrenis, gvazdikas, katilėlis, šaknys. Katilėlis? Ne katilėlis. Gaisrenis. A. Ir ne gaisrenis. Šakinys. Taip, netgi kai kurios rūšis yra vadinamos tiesiog šaknys, o ne naktižiedė. Tai 4-4 išlyginama ir Šveicarija dėl to, kad išlygino, negaus galimybės pirmieji O, čia rinktis gerai. temą. Brandaus jaunimo klubui pasisekė geriausias variantas, koks tai galėjo, lygiasias ir dar pirmieji rinksis temą. Na, o Brandaus jaunimo klubas mūsų ekrano kairėje yra X-iukai, Šveicarija dešinėje nuliukai ir čia kažkas gali pasidaryti labai didelę persvarą, jeigu tinkamai sužais. 2 taškai už teisingą atsakymą, 2 taškai už užbrauktą eilutę ir jeigu turėsit galimybę pavogti neteisingai atsakytą priešininkų klausimą, 1 taškas. Tai, kaip minėjau, Brandaus jaunimo klubas nors ir 4-4, bet renkasi pirmieji, nes Šveicarija išlygino. Tai Brandaus jaunimo klubas sako, ar nori su laipsniais rizika, audinys, keilum, 13 mėnesių ir 11 dienų, žodžių grandinėlė, 4 ežerai, laikrodžių gamintojas, namai iš išmatų ar JAV. Tiek laiko pagalvoti yra. O kas kalba, nežinai, kas išverčia. Bandom žodžių grandinėlę vidurinį. Bandom žodžių grandinėlę. Atsakymuose pakeiskite po vieną raidę. Mesopotamijos demonas, kurio pavadinimas jums asocijuosi su žalia spalva. Upė rytų Ukrainoje, Dnepro kairysis intakas. Gyvenamojo namo patalpa. Antras yra bugas. Ne, čia yra butas. Bugas, kaip perversti į pirmą su žalia spalva. Dar, ne. Bugas koks. Ne, dar. Nebuvo personažo žalio. Su žalia spalva. Ne, čia Kas ten dar? Pahalkas. Vienuosius svetainė. Netinka. Žiūrėk, jau upė, kad Nebent gal kitą gyvenimą. salionas. Gerai, tai vis tiek turim kažką sakyti. Nu, Butas yra paskutinis, antras yra bugas, o pirmas yra hugas. neteisingai. Turit variantą? Mes spėsim, paskutinis, aišku, yra būtas, prieš tai yra būgas. O Ir gali toliau nespėti, nes visiškai net jau panašu. Ne, nepanašu. Tai Mesopotamijos demonas yra Samana, upė rytų Ukrainoje yra Samara arba Samara, o gyvenamo namo patalma Bet nebūčiau Kamara. Va taip, ne į tą pusę nuėjom ir 4-4 išlieka. Ir centras okupuotas mano brūkšnelio. Jav, gal? Bandom jav. Bandyk nestumti. Taip, Jav bandysim. Šveicarija nori į JAV. Žaidžiame, varžomės, norime laimėti, visai kaip šiame mieste, kurio tai JAV miesto vėliava. Las Vegas. Daugiau. Nu, aš spėjau, kad Las Vegas turbūt. Tik vieną miestą žinau, Nevadai. Tai labai gerai, nes tenais irgi visi varžosi, bando laimėti. Las Vegasas, kaip žinote, yra lošimų sostinė. 4-6, pirmieji taškai šiame ture ir pirmasis nuliukas šiame ture Šveicarijai. Rinkis. Gerai, laikrodžių gamintojas. Laikrodžių gamintojas, kadangi gaminat, sakot, gal žinosit ir laikrodžių gamintoją. Nereikia būti viena žymiausių 4 amžiaus asmenybių, kad įvardintumėte, koks prekinio ženklo pavadinimo žodis slepiasi po X-u. Prabangus laikrodžiai, gal teko susidurti.
300, kas gyveno 300 metais. Ne, turi versi. Ketvirtamžius didžiukas. 300 ir Tai arba popiežius, arba karalius. Nors spėsiu vieną, jums pataikyti. Dabar nesakyti. Viena žymiausių. Žymiausių. Ne, šitų nežinau, tai Aš irgi nežinau. Nes, nu, čia nebe Roma jau. Čia vėlesni laikai kažkas. Cezaris nebegyveno. Susikūrusių valstybių porų. Aš netokį brandą. Nu, Spėjom, kad Cezaris. ne Cezaris. Turit variantą? Gal spėjam Karolis koks? Ne Karolis, o Konstantinas. Ir 4-6 išlieka. Bizantijos lygis. Irgi tas pats laikotarpis buvo. Na jau. Pasikeitė klausimai. Pasikeitė šiek tiek. Dabar ko dar? Bandom tas 4 ir Mums šiek tiek vietoj. Dar funkcija. Šveicarija. Gal bandom 4 ežerus? 4 ežerai. Gal to. Šioje valstybėje yra virš 2000 ežerų, bet 4 iš jų yra ypatingi. Jie yra žemiau nei 2000 metrų, žinoma, žemiau jūros lygio. Nors kalbame apie ežerus, bet pamastykite ir apie balionus. Dabar įvardinkite, apie kurią valstybę kalbu. Nu, turi versijų. Neturi kai ko. Na, aš tik nežinau apie ežerus. Bet kur balionai. Suomijai nenoriu. Labai daug ežerų reikia, labai daug, kad ežerų būtų. O balionų? O, nežinau, bet aš manau, kad labai daug ežerų ten dar. Aš nežinau, ar Turkija tiek daug ežerų. Nu, aš Gal tie, kurie išrado oro Balionus balionus, aš nežinau, gal firma galima tik balionus. nes ten yra daug kalnų Aš visokių. nežinau, suprantate, čia Gali būti ir žemai. daug ežerų, tai čia Matai, specializuotas. čia visas klausimas yra, kad visi jie yra aukštai ir 4 iš jų yra ypatingi, nes yra žemiau nei. Nu ir Ne, tai Tai gali visi kiti, pagalvoti. ko reikia suprasti, yra aukščiau. Šveicarija, ne? Nu, kur Tai tu? Suomija spėjam. Ne Suomija. Suomija, man rodos, daug daugiau ežerų turi. Labai aukštai visas šalis bus. Kiek mes turim laiko? Balionai, spektras. Aš sakyčiau Prancūzija. Ne Prancūzija. Reikėjo pamastyti apie balionus, bet spėjau jūs mąstėt apie oro balionus. O reikėjo apie dujų, kuriuose yra butano dujos. Butanas yra tokia labai kontrastinga valstybė, kur vieni ežerai yra normaliai aukštyje virš jūros lygio, o 4 labai išskirtiniai ir labai žemai ir labai dažnai lankomi. 4-6 išlieka. Taip, vis tiek sunku klausimas. Taip, brandaus jaunimo klubas gali tik vieną liniją braukti. Namai iš išmatų. Tai mums užblokuoti reikia, kad jie nelaimėtų. Skirtumas, bet mums reikia taškų. Nu, gerai. Namai iš išmatų. Namai iš išmatų. Jiem virš. Jie savo namus stato iš dirvožemio ir dirvožemio seilių kramtimo medienos ir išmatų. Keiščiausia, kad jie nesugeba virškinti medienos, bet dėl medienos yra žinomi, kas tie jie. Kas daugiau? Termitai veikiausiai. Taip, tai yra termitai. Pagaliau, 6-6. Paimam. Aš nežinau. Kažką reikia iš grandinėlės imti. Ir nieko neįvyko. Tik tai 2 taškus gavom. Tik kaip 1 laipsnį simti, ne? O tu nori audinti? Dabar žymam, dabar jie praloš, dabar mes paimsim. Tada tęsim kovoti. Tai pirmas X yra. Tu kažką kitą. Paskui 13 mėnesių. Bet nu tai čia neduos nieko. Neduos grandinės uždaryti. Pabandyti su grandinės daryti. Audinį bandytume spėlioti. Audinys. 3 taškai, jeigu ir bonuso klausimą atsakysim. X tai itin aukštos kokybės, plonas, minkštas ir šiltas audinys gaminamas iš čangros ožkų pavilnės. Dažniausiai naudojamas prabangiems šalikams ir skraistėms. Koks žodis slepiasi po X? Bonus pavadinimas kilo iš persų kalbos. Ką tas persiškas žodis reiškia? Čia Kašmyras gali būti Kašmyras. Taip, nu. Gerai, tada ką reiškia bandyk spėlioti. Bandykim. Ką tas reiškia? Ką reiškia, nes bonusas svarbus. Jau. Kadangi labai švelnus, minkštas, gal ūkas, koks gali būti? Nu, aš neturiu versijų. Bet žiūrim, ką jie sakys. Gal ir ne tą, apie ką galvoja. Ką tu galvoji?
Yra tokie Angoros audiniai, o Angora yra inkaras. Ne, nu bandysim šitą versiją. Kitos versijos. Pagalbės visos. Okay. Jo. Spėjam gal Kašmyras? Ne Kašmyras, jis iš Kašmyro veislės. Turit variantą? Turim. Nu, Galvojam, kad čia yra Angoras ir inkaras reiškia lietuviškai Angoras. ne. Tai yra pašmina. Ir pašm reiškia vilna tiesiog. Ačiū Tai va. Ačiū Dievui, tai manęs. Vilnutė. Visai. Sako, nesisakšė. Viskas. Nu, prisiminusavome čia. Ką, žaidimukas baigtas 6-6. Tiksliau ne žaidimas, o turas baigtas 6-6. Ir mes bandysim ketvirtam turė išsiaiškinti nugalėtoją, o jeigu ne, kelsimės į 5 turą. Galvomės iki galo varysim. Tai jeigu tu negali braukti. Tai 2 klausimai ir jeigu viena komanda atsako abu, žaidimas yra baigtas, jeigu po vieną keliaujame į 5 turą, o jeigu kažkurį vieną atsakom, kažkurį ne, vis tiek keliaujame į 5 turą. Tai 3 taškai už kiekvieną atsakymą pirmieji paspaudę sakys, paspaudus reikia per 3 sekundės pateikti man atsakymą, o pradžiai pakalbėkim apie ši pieninių karvių veislė vadinama taip pat kaip ir sala Lamanšos sąsiauryje. Na, o gal kalbiai dar ir apsirengti vieną drabužį užsimanys. Koks tas pavadinimas? Tai Gurnsis galbūt, bet Gernsis. Ne. ten viena iš kitų. Mes turim versiją. Džersis. Taip, Jersey ir marškinėliai angliškai Jersey. Jersis ir 6-9 Šveicarija išsiveržė į priekį. Gali labai staikis mauti. Ir antrasis šio turo klausimas. Senieji Olandai vieno tipo laivus pavadino jachtomis dėl to, kad jos nedidelės, greitos ir puikiai tiko atlikti pirminį savo darbą. Ką reiškia olandiškas žodis jacht? Vėjas. Ne vėjas. Valgyba kokia nors. Ne žvalgyba. Jacht, vėjas nėra darbas. Darbas buvo medžioti. Medžioti jacht reiškia. Ir tai buvo medžioklinis laivas, tad 6-9 ir mes keliamės į 5 turą, nes galime. Brandaus jaunimo klubas, jeigu iš pirmos užuominos atsako, laimi žaidimą. Koks jau bus toks? Tai ką, primenu, kad 6-9 ir jeigu Brandaus jaunimo klubas atsako iš pirmos užuominos būna 10-9 ir jie keliasi į kitą ratą, o Šveicarijai užtenka bent taškelio ir kad Brandaus jaunimo klubas neatsakytų arba iš vis, kad nebūtų taškų ir jie jau patenka į kitą ratą. Tai kiekviena užuomina vis mažiau taškų jums atneš, 20 sekundžių apmąstyti, o mes turėsime vardinti valstybę. 4 taškai. Šioje valstybėje yra Kordrap vienuolynas ir jis matomas čia. Estija. Ne Estija. Ir dabar jūs galite laukti, kad ir iki paskutinio taško, arba galite irgi spėti ir duoti intrigos. Norim. 3 taškai. Užuomenų daugiau. Tas pats vienuolynas iš kitos pusės, o valstybės vėliava trispalvė. Tai matom, kad ne tik lygumos šioje valstybėje. Prapylėm. Turi versiją? Ne, kokiu to žino, 3 spalvų, kad būtų. 2 taškai. Gyvena apie 3 milijonai gyventojų ir viena iš vėliavos spalvų geltona. Viena tokia pat vėliava kaip mūsų. Dabar jau negalim sakyti kaip Lietuvoje, nes Lietuvoje tik 2,6 milijonų. Ignorim. O tenais, jeigu gerai atsimenu, virš šiek tiek 3. Ir paskutinysis taškas, sostinė Jerevanas. Armėnija. Taip, tai yra Armėnija. 60 Šveicarija patenka į kitą ratą kovoje dėl finalo. Brandaus jaunimo klubas, ačiū. Iki kito sezono. Mikrofonus paliekam, gubernė jums. Ačiū. Tu nori?
Jeigu jūs nugalėtų, ką visus nugalėtų, ne? Gubernija. Čia visi savi. O dabar irgi sako, kad nebus intrigos už Brandus jaunimo klubą 6, už Šveicariją 1. Kas čia tai? O, ačiū labai, kad kažkas palaikot mus. Ne, nu jie legendiniai, žiūrėk, ir vieni gerai stovi, ir gilam žaidimui gerai stovi. Nieko čia baisus, dabar pralaimėsim, reikia pergyventi.